Apie sveikato, dar tiksliau apie medicininės paslaugas laukia ir dabar pokalbis. Mūsų studijoje vieši Vilniaus teritorinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskinė. Labą rytą, Lina. Labas rytas. Malonu Jūs matyti mūsų studijoje ir šįryt būtent kalbėsimės apie medicininės paslaugas ir kurios jų gyventojams yra mokamos ir kurios jų yra nemokamos. Ir pirmiausia, norėjau pasiteirauti, ar būtina eiti į taip vadinamą valstybinę gydymo įstaigą, norint gauti nemokamas medicinės paslaugas, jeigu mokam visus privalomus sveikatos gyvybės draudimo mokesčius, įmokas ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad galima kreiptis tiek į valstybinės gydymo įstaigas, tiek į privačias gydymo įstaigas. Svarbu, kad ta gydymo įstaiga, į kurią pacientas kreipiasi, būtų sudariusi sutartį su teritorinė ligonių kasa dėl tų paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Gydymo įstaigoms apmokama bazinėmis kainomis, vienodais įkainiais ir gydymo įstaigos sudariusios sutartis tiesiog yra įsipareigojusios už pacientams teikiamas paslaugas, kurios yra apmokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo, neimti papildomų priemokų. Bet dėja ateina, kad ir į valstybinę įstaigą asmenys ir nemaloniai nustemba, kai už tam tikrus dalykus jų paprašo susimokėti. Ar tai normalu? Na, yra įteisinti kai kurie atvejai, būtent kai pacientai turi mokėti. Tai yra, jeigu pacientas yra nedraustas privalomojo sveikatos draudimu, jeigu kreipiasi į gydymo įstaigą, kuri būtent dėl tų paslaugų neturi sutarties su teritorinė ligonių kasa, jeigu kreipiasi be siuntimo pas gydytoją konsultantą ir nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. Taip pat, jeigu nori gauti paslaugą anksčiau jam paskirto laiko. Šiais atvejais pacientas turi mokėti. Taip pat turi mokėti kai kuriais atvejais už tam tikras procedūras ir paslaugas. Tai pavyzdžiui, kaip už kosmetinės chirurgijos paslaugas, už akupunktūrą, už manualinę terapiją, už sveikatos tikrinimą, norint įsigyti ginklą, išvažiuojant į užsienį ir panašiais atvejais. Pone Lina, o kokie tuomet tyrimai ir paslaugos yra tikrai nemokami ir yra, na, tarkim, tam bent jau pirminiam lygmenyje yra būtini ir žmonės visi turi juos gauti be jokių papildomų mokėjimų? Na, tai visi tyrimai, kurie įrašyti į šeimos gydytojo normą, pacientams turi būti atliekami nemokamai. Tai esant reikalui, šeimos gydytojas nemokamai turi skirti ir atlikti bendrą kraujo tyrimą, bendrą šlapimo tyrimą, cholesterolį, taip pat kalio, natrio tyrimus, kretininą, taip pat užrašyti kardiogramą. Na, o jeigu reikia sudėtingesnių tyrimų ir paciento būklė yra rimtesnė, tada pacientas siunčiamas gydytojo specialisto konsultacijai ir per tą konsultaciją skiriami tyrimai yra įskaičiuoti į konsultacijos kainą ir turi būti atliekami pacientui nemokamai. Skamba taip sudėtingai, atrodo, ne viską mes prisiminsim, ypač kai stresinė situacija, tai viską pamiršime. Ar visi tie įkainiai ir kas mokama ir kas nemokama privalo būti viešai paskelbta gydymo įstaigose? Žinoma, gydymo įstaigos matomoje vietoje turi skelbti informaciją, kokias paslaugas apmoka ligonių kasos, kokia tų paslaugų teikimo tvarka. Taip pat turi skelbti ir informaciją, kokios mokamos paslaugos teikiamos toje gydymo įstaigoje ir taip pat apie tų mokamų paslaugų kainas. Tai turi būti matomoje vietoje, registratūroje, priėmimo skyriuose, gydymo įstaigų internetinėse svetainėse paskelbta. Ar šitas reikalavimas vykdomas? Dažniausiai taip. Bet pasitaiko pažeidimų. O ar pasitaiko pažeidimų, kai gydytojai dėl šiokių tokių sumetimų vis dėlto reikalauja susimokėti už nemokamą tą paslaugą? Būna ir tokių atvejų, kai tiesiog būna nepagrįstai reikalaujama mokėti, pavyzdžiui, stacionarinio gydymo metu, prašoma pacientų pačių įsigyti įvairius operacinius rinkinius. Tai pacientai turėtų būti budrus, nes tai yra tikrai neteisėta. Taip pat kai kurių konsultacijų metu reikalaujama mokėti už tam tikrus tyrimus. Tai irgi norėčiau pasakyti, kad jeigu gydytojas konsultantas skyrė kažkokį tyrimą atlikti pacientui, tai tas tyrimas turi ir būti atliktas nemokamai. Būtent tie atvejai, kai yra gydomas stacionare, ar gali, pavyzdžiui, gydytojas prašyti paciento atsinešti savo vaistus?
Na, vaistų kaina taip pat įskaičiuota į gydymo kainą, kurią apmoka ligonių kasa. Gali būti tik tokie atvejai, kai gydytojas pasiūlo, o pacientas pats sutinka įsigyti kažkokius naujesnius, geresnius, brangesnius vaistus. Tada tokiu atveju pacientas turėtų mokėti tik kainų skirtumą tarp to įprasto gydymo ir gydytojo pasiūlyto varianto. O įsigyti savo lėšom ir atsinešti vaistų tikrai neturi prašyti gydytojai. Būtent to geresnio arba nuodugnesnio tyrimo pasiūlymas, ar galite tuomet gydytojas sakyti, kad, na, tarkim, aš jums siūlau pasidaryti nuodugnesnį kraujo tyrimą, bet už tai reikės papildomai sumokėti. Galų gale netgi ir ligoninėse galbūt pacientai turi teisę paprašyti perkelti juos į geresnę palatą, erdvesnę ar kur mažiau lovų ir ar už tai reikia mokėti. Tai kaip ir minėjau, tada jeigu pageidauja kažkokių tai geresnių paslaugų, tai būtent pagal to gydymo įstaigoje patvirtintus įkainius gali gauti ir prisimokėti, ir gali būti perkelti ar į kažkokią kitą palatą, ar gauti geresnius vaistus, ar kažkokį tai tyrimą pasidaryti to, kurio kaip ir nereikėtų, kurio gydytojas neskiria tuo metu, bet pacientas pats nori jį atlikti. Pone Lina, ar savo nuožiūrą gydytojas, medicinos personalas gali leisti žmogui nemokėti, nors kaip ir reikėtų mokėti už tą paslaugą medicininę? Na, tai gydymo įstaigoje turi būti patvirtinta mokamų paslaugų teikimo tvarka. Ir taip kaip ten patvirtinta, taip visi gydytojai turėtų ir vadovautis būtent tą tvarką. Tai tiesiog jeigu reikia kažkokio sudėtingesnio tyrimo, tai jau gydytojas pats ir nukreipia pacientą ten, kuriam atliks tą tyrimą, bet jeigu tai mokamas tyrimas, tai būtent tą tvarką turi ir vadovautis. Minėjote, jog pasitaiko atveju, kai vis dėlto neteisėtai yra reikalavima užmokesčio už tam tikras medicininės paslaugas. Kokios sankcijos gresia ar tam asmeniui, ar gydymo įstaigai? Na, tai sankcijos gresia gydymo įstaigai, nes jeigu teritorinė ligonių kasa nustato, kad buvo neteisėti reikalavimai mokėti, tai visais atvejais pacientui turi būti grąžinamos tos išlaidos patirtos. Taip pat teritorinė ligonių kasa informuoja ir gydymo įstaigos steigėją ir skelbia tą informaciją teritorinės ligonių kasos internetinėje svetainėje. O kur rekomenduojate žmonėms kreiptis, jeigu jie mano, jog neteisingai jų prašė susimokėti? Pirmiausia, pacientas, jeigu kilo abejonių, turėtų kreiptis į tos gydymo įstaigos administraciją. Jeigu nepavyko išsiaiškinti, turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą. Dėkui Jums už pokalbį, tikimės, kad jis buvo aktualus mūsų žiūrovams ir linkime gražios dienos. Ačiū Jums.